Pagalbos būdai vaikui. Susirūpinote, kad jūsų vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? Pelėda mitų neėda. Pastebėjus vartojimo problemą, svarbiausia laiku kreiptis, nelaukti, kol problema įsisenės. Taigi, kokie yra pagalbos būdai vaikams vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas? Vaikų linijos specialistai gali padėti vaikams ir paaugliams susitvarkyti su emociniais iššūkiais, nukreipti į kitus pagalbos šaltinius. Jaunimo linija suteikia emocinę paramą jaunuoliams, kurie patiria spaudimą, patyčias, nerimą ar kitus sunkumus susijusius su psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Ankstyvosios intervencijos programa yra skirta 12–18 metų jaunuoliams nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas. Psichikos sveikatos centrų specialistai gali padėti įveikti priklausomybės ar vartojimo problemas, emocinius sunkumus, nukreipti tolimesniam gydymui. RPLC specialistai teikia priklausomybės gydymo paslaugas nepilnamečiams, įskaitant vaikų, paauglių gydytojo psichiatro konsultaciją, dienos stacionaro paslaugą. Dauguma mokyklų Lietuvoje turi psichologus arba socialinius pedagogus, į kuriuos galima kreiptis dėl emocinių ar priklausomybės problemų. Tėvų linija teikia konsultacijas tėvams, kurie susiduria su iššūkiais dėl vaikų elgesio. RPLC Craft programa yra skirta asmenims, kurių artimieji vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. Daugiau informacijos rplc.lt. Pelėda mitų neėda.